Brangus Nacionalinio vakarų meno muziejaus kolegos Tokijuje, sveikinasi su jumis iš Kauno, iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus. Čia mes jau nekantriai rengiamės Čiurlionio kūrybos išvežimui į jūsų muziejų ir pristatymo Japonų auditorijai. Kartu atvešime ne tik jo paveikslus, bet ir dalelę Lietuvos tapatybės, nes Čiurlionis kaip niekas kitas gerai atspindi mūsų ryšį su gamta, mūsų nostalgišką, romantišką prigimtį, taip artima ir japonų kultūrai. Čiurlionis žavėjosi japonų kultūra, tą galima įžvelgti ne viename jo paveiksle. Akylesni menotyrininkai nekartą sulygino Čiurlionio Jūros sonatos kūrinius su garsaus japonų dailininko Hokusai Didžiąja banga arba fantazijų ciklo Naktis paveikslo. Tori vartų motyvas yra akivaizdus, kuris taip pat suponuoja didžiai tokį naratyvą Čiurlionio kūryboje, tai vartų kirtimą iš šiapusybės į anapusybę. Itin turtinga Čiurlionio tapybos ir muzikinių kompozicijų palikimą vainikavo didysis paveikslas Rex, kuris atskleidžia Čiurlionio gilų mąstymą apie keletą metafizinių erdvių, ne tik žemiškąją, bet ir ateities perspektyvą. Susitikime kartu prie šio paveikslo ir kitų Čiurlionio paveikslų jau greitai, su dideliu dėkingumu iš Kauno.